intelekto klubo susitikimą. Pati idėja gimė visiškai netikėtai, labai mažame žmonių ratelėje, mes 3-4 pradėjome, tiesiog skambinamės antradienio vakarai 7 valandą, kalbėti apie šitas naujas technologijas prieš kelis mėnesius čia taip vyko ir sakome, kad ta tema aktuali mums, tai kodėl nepraplėsti to rato ir vėlgi didesniai grupiai žmonių, kur kas įdomiau ir aktualiau pasidalinti tomis naujovėmis, tose skirtingose srityse, kuriuose mes turime šiek tiek daugiau galbūt žinių nei kiti ir tai padėtų vieni kitiems geriau susigaudyti, suprasti ir neatsilikti nuo to nuolat besikeičiančio pasaulio. Tai taip ir gimė Dirbtinio intelekto klubas ir labai smagu matyti tuos žmonės, kurie dalyvauja reguliariai, tuos, kurie prisijungia. Kartais galbūt vėlgi ne visos temos visiems yra aktualios, bet kaip ir visą laiką akcentuoju ir kartuoju ir kalbu, kad mes kaip bendruomenė, mes kaip grupė žmonių šitoje srityje besidomenčių ir besidalinančių stiprus esam tiek, kiek mes kooperuojamės, dirbam kartu ir dalinamės tą informaciją. Tai šiandienos svečias yra Gedas, labai smagu, kad Gedas rado laiko ir ateis pasipasakoti, jis jau buvo vieną kartą mūsų svečias, tai aš dar taip paklausiau Gedo, gal sakau papasakosi, kas įvyko per tą laiką, nes įvyko žvėriškai daug, gal čia paskui daugiau papasakos, bet Gedas atėjo su dar įdomesnė idėja, tai būtent dizaino evoliucija, kaip jį keičia kūrybinę darbo eigą. Ir šiandien tai bus pagrindinė tema. Mūsų partneriai, kaip pirmiausiai gal prisistatysim ir mes patys, tai Verslių žmonių asociacija, mes jau porą metų dirbame su verslais, organizuojame renginukus ir ne tik tai verslais, bet mes vėlgi daugiau su veikliais žmonėms, su inovatyviais žmonėms, kurie kuria, daro ir nuolat kooperuojamės ir galvojam, kaip mes čia galim vieni kitiem padėti ir dalintis ir auginti savo žinias, auginti savo kompetencijas. Tai bendrai pati kaip asociacija mes matom save tokioj viduriniai srityje, nes tikrai yra labai gabių ir kūrybingų žmonių. Turim ir Lietuvoje labai daug ir gerų pavyzdžių, kurie daro, kuria, yra sukūrę tam tikrus sprendimus ir įrankius. Ir kitoj pusėje tuos veiklius, verslius žmonės, kurie kuria ir ieško tų galimybių pritaikyti vienokius ar kitokius sprendimus. Jie nori savo verslą ar veiklą ar savo kasdienybę pušinti į next level, kaip sako, atsiprašau už angliakalbystę įterptą, bet būtent apjungti ir pasižiūrėti, kaip mes vieni kitiems galime tą procesą palengvinti. Tai inovatyvaus verslo bendruomenė, ir labai tikime tuo, kad galime dalintis, kooperuotis ir taip judėti pirminį priekį. Labai džiaugiamės, kad AI Masters Apps, vienas iš mūsų partnerių, kurį mes taip pat kaip asociacija siekiame skaitmenizuotis ir esame pritaikę savo veikloje, yra mūsų partneriai. Tai jeigu kas nežinote ir nesidomėjote, tai yra labai platus įrankis, kurio mes tik labai mažą dalį pritaikę savo veikloje, bet dar žiūrime, kaip galime ir toliau pritaikyti. Jeigu Martynas yra prisijungęs, tai šį pakviesiu. Esu. Labas, Martynai. Jo, tik prisijungiau, kaip tik. Tai tu pačiu laiku. Tai Martynas galbūt papasako šiek tiek plačiau, nes šiuo metu yra siūloma ir speciali nuolaida klubo nariams, tai kviečiame išbandyti, pasidomėti ir Martynai, gal iš tikrųjų porą minučių. Jo, gerai. Iš esmės, pats, kai visą tai pradėjau ir, ta prasme, eiti į AI pusę, kodėl pačiam atsirado poreikis, pradėkim nuo to, nes aš pats irgi naudoju savo veiklos iš visus šitos įrankius. Yra didžiausia problema, kai turi viską po labai daug stogų ir reikia duomenis apjungti, o mes AI eroje pagrindinis darbas, ypatingai kai nori kažką automatizuoti arba kad AI duotų daugiausia naudos, tu turi valdyti pradžioj duomenis, o po to tik tai AI. Ir dažniausiai apie 90% laiko tu praleidi duomenų tvarkyme ir prieime ir panašiai. Ir man pačiam reikėjo, kad būtų viskas po ko mažiau vietų, kad iškart galima būtų paduoti duomenis, išgauti duomenis, padaryti, ką reikia. Ir tokie standartiniai veiksmai versle, o pasileidom kažkokį naują verslą, mums reikia landing page'us, susirinkti lydus, išseivinti juos kažkokiam CRM. Po to iš to CRM galbūt pasidaryti savo sales pipeline'us tokius. Atsiprašau už tos anglicizmus, bet tiesiog nerandu greitai žodžio tinkamo. Ir išrašyti sąskaitas, susirinkti pinigus, formas kažkokias pasidaryti, kalendorių galų gale turėti, kiekvienam savo, kaip čia, kompanijos narių ir panašiai. Ir tai užtrunka laiko ir dažniausiai tai yra tiesiog išmėtyta po įvairiausias sistemas, o po to dar ant viršaus reikia
AI kažkur uždėti ir automatizuoti visus procesus. Čia viskas tiesiog vienoje vietoje, patogu, bet kas įvyko, gali ir duomenys matyti, ir kažką tai automatizuoti, kai kažkas įvyksta, nereikia nieko pajunginėti papildomai, bet jeigu reikia, galima ir išorinės sistemos išeiti, yra tiek MCP serveris savo agentam paduoti, tiek viduje netgi integruotas AI, toksai Ask AI. Jeigu nežinai, ką daryti, paklausti, ką daryti, jisai ne tik pasakys, kur reikia tai padaryti, bet dar ir padarys už tave. Tai labai patogu. Tai va, tiek. Ačiū, Martynai. Vėlgi, jeigu turite sukūrę kažkokį sprendimą, kuriuo norėtumėte pasidalinti su bendruomenė, su verslais, veikliai žmonėm, kurie kūrė ir daro, tai drąsiai kviečiu jūs susisiekti su mumis. Aišku, neturime šiuo metu QR koduko, jisai kažkur prapuolė, bet pakalbėkime, pasižiūrėkime, kaip galėtumėm apjungti jėgą šitoje srityje. Taigi dabar ta naujovė, apie kurią kalbėjau, Gavome iš tikrųjų užklausų iš bendruomenės ir gavome iš vidaus tokių minčių, pamąstymų ir idėjų, kaip mes galime, galbūt reikėtų tą padaryti Vilniuje susitikimą. Mes kažkada sudarėm iniciatyvą šitą Mastermindo susitikimą, bet visgi priėjom tos išvados, kad reikėtų tokio paprastesnio, lengvesnio formato, kur tiesiog galėtumėm po darbo vakare susėsti, pabendrauti neformalioje aplinkoje, galbūt būtų svečias, kas galėtų pristatyti ir papasakoti, pasidalinti. Tai galvojam apie tai, kol kas nėra niekas konkrečiai nuspręsta, bet reikėtų surinkti. Jeigu surinksim pakankamą skaičių norinčių žmonių, tai nebijoju, kad mums pavyktų suorganizuoti ir padaryti. Yra mintis padaryti tai Vilniuje, birželio mėnesį. Tai jeigu manote, kad tai būtų įdomu, aktualu, aišku, čia daug nežinomųjų kol kas, kad kažką konkrečiai užtvirtinti, bet jeigu matote, kad įdomu, norėtumėte šitos idėjos ir norėtumėte susitikti gyvai, tai nuskanuokite šitą QR koduką, ten labai paprasta 3 klausimų forma, vieno klausimo ir 3 atsakymų, tai ar norėsiu ar nenorėsiu, nedalyvausiu. Kol kas mano Mentimeter nepavyko embedinti puikiai šitą slideshow, tai rezultatų gyvai nerodys, bet gale pasidalinsiu, kokie rezultatai ir tiesiog QR koduką nuskanavę paspauskite. Tai jeigu tinkam užtekti tą skaičių žmonių, kiek mes čia, Edvinai, galim surinkti? Kaip man 1000. Labai ambicingai, bet pasižiūrėkite, jeigu tokia idėja įdomi, tai gale nuspręsim, ką galima daryti, galbūt kiek vėliau ir pabandysim kažką suorganizuoti. Pranešimai nieko naujo, noriu priminti, nieko naujo šią savaitę, lyginant su praeitą, bet noriu priminti, kad yra mūsų pokalbių grupės, kur galbūt jau mažiau žmonės komunikuoja dabar, nes vasara ateina, šiltesnis metų laikas, tai mažiau to aktyvumo, bet visgi, jeigu kyla klausimai, jeigu yra kažkokių minčių ar idėjų, kur galbūt reikėtų pagalbos, labai kviečiame pasinaudoti Messengeriu, nes turime grupės pagal atskiras temas, tai vėlgi, jeigu aktualu, kaip pavyzdys vizualo kūrimas, prisijunkit, drąsiai užduokit klausimus, ieškokit sprendimų, dalinkitės, aš manau, tai pravartu ir patogu. Klubo naujienlaiškiai, kaip ir minėjau, kas savaitę išvažiuoja klubo naujienlaiškiai, tai mes juos vis dar tobulinam ir galvojam, kaip čia padaryti geriau. Jeigu turite idėją, jeigu turite minčių, kaip šitoj srityje padaryti efektyviau, labai kviečiu jūs susisiekti su mumis. Kaip minėjau, tam pritaikėme AI Masters apps, kuris mums padeda suvaldyti visą tą procesą. Bet pats turinys jo labai būtų įdomu išgirsti, kokių idėjų galima būtų pritaikyti, kad tai būtų naudinga. Iš tikrųjų, tas turinys būtų vertingas, o ne dar vienas naujienlaiškis, kuris vėlgi tiesiog užgrūda chatą. Tai tiek, kitos savaitės kėdė yra dar laisva, tai pakviesiu, jeigu turite idėją, turite minčių, patirties, ko gero, vienas svarbiausių kriterijų, dirbate su dirbtiniu intelektu vienoje ar kitoje srityje. Pas mus tas segmentas labai įvairus, jeigu pasižiūrėsite mūsų YouTube kanale praeitus susitikimų įrašus, tai matysite, kad labai įvairių temų pranešėjai buvo ir dalinosi ir kalbėjo, tai labai kviečiame jūs sudalyvauti. Labai nesinorėtų, kad čia būtų tas pardaviminis pranešimas, bet jeigu turite kažkokią mintį, idėją ir papasakoti savo patirtį perduoti, tai galite drąsiai padaryti, susisiekite su mumis ir užimkite tą karštąją kėdę, kurią šią savaitę užima Gedas. Gerai, tai labai trumpai prabėgom apie standartinius
dalykus ir reikalus, prisistatymus ir naujienas. Aš dabar tas eteris jums, tai pakviesiu. Čia ta dalis, kai visi tokie būna vangus, reikia paraginti, kad įsivažiuot po biškį, kad žmonės ryštųsi pristatyti. Tai eteris jūsų, apie 10 maždaug minučių, turime po minutę laiko. Pasidalinkit, užduokit klausimą, papasakokit, kas jūs esat, kuo užsiemat, ką darot, kaip dirbtinį intelektą pritaikote, kur kyla iššūkiai, nes iš tikrųjų čia žmonių ratas, kuris, kaip minėjau, labai įvairus, nuo labai pradedančių iki tų, kurie jau yra pažengę ir galės jums padėti šitoje vietoje. Tai rankų miškas, bet galit paspausti, žinokit, ten yra pačioje mygtukas, ta rankytė, tai ant jo galit paspausti ir žinokit, galit tada būti tie pirmieji, kas padarys. Martynai, ačiū tau už atidarymą. Negirdim tavęs. Negirdim tavęs, Martynai. Mikrofonas tavo išjungtas. O dabar? Dabar girdim. Okay. Tai gerai, pramušiu ledus, tai aš esu Martynas, arba Martin, tai gyvenu Ispanijoje jau 10 metų, Valencijoje, ir iš čia, iš esmės, kaip ir bet kuriam skaitmeniniam versle, prieini prie viso pasaulio, kartais būna per dieną pabendrauji su visais kontinentais, tai labai įdomu dėl to taip dirbti. Ką veikiu? Aš pastaruosius 3 metus kažkada tai padėjau viską į šalį ir pasakiau viskas, dabar koncentruokimės tik į AI-ų, nesvarbu, kas tai bebūtų. Bet pasirodo, tai buvo tiesiog vėlgi tas pats procesų tvarkymas, tik į kai kurias vietas įdedi kažkiek to intelekto. Ir intelektas tuose vietose, kai jau pats nesusigaudai, ką daryti, pasirodo, gali nuspręsti ar į vieną, ar į kitą pusę daryti, bet iš esmės tai yra ta pati automatizacija. Tai va, ir pats esu pasidaręs tam tikras sistemas ir ties viena, kurią dirbu, tai yra tiesiog mąstau, kad ateityje galiu pristatyti vieną konceptą, kurį vis bandau įdiegti ir pasitvirtinti su įvairiausiam AI bendruomenėm. Toks dalykas, kad ateityje, manau, kad kiekviena kompanija skaičiuos savo vieną pagrindinį KPI-sų, tai yra, kaip čia, decisions per minute arba sprendimų per minutę priėmimo parametras. Ir dar viena dalis, kiek tų teisingų sprendimų arba į tą pusę nukreiptų sprendimų AI pavyko priimti. Ir nes šiandien dienai žmonės priima gal 5, 10 kokių sprendimų gal per dieną ir tie sprendimai tokie kartais migloti, kartais ne. Mašinos tų sprendimų gali priimti ir per minutę ir tūkstančius. Tik tai labai klausimas toks, kuo remdamasi AI sistema priims sprendimą. Ir tam reikalingas tam tikras konteksto sluoksnis. Ir dar geriau, kad tas konteksto sluoksnis turėtų gyvą informaciją, tai yra šiuo metu, kas vyksta jūsų įmonė, kaip kas su kuo susiję ir priklausomai nuo klausimo AI-os galima būtų gauti atsakymą. Tai va, aš ties tokią sistemą ir bandau dirbti, kurti. Tai ačiū. Ačiū, Martinai. Augustai, sveiki. Labas vakaras. Tai kadangi jau Martynas pradėjo nuo užsieniečių, tai aš gyvenu ne Lietuvoje, Portugalijoje. Jau daug metų nesu Lietuvoje, bet ką aš darau su AI? Šiaip aš čia pradėjau tokį projektą, kur organizuoju, kaip jūs ten Vilniuje norite, aš organizuoju pietų Portugalijoje išgyvenu. Tai pradėjau prieš savaitę meetupus vietinius, kas 2-3 savaitės, ir mano idėja, kas kiekvienas vakaro renginys yra su 2 prezentuotojais. Tai šiaip čia dabar rodau ekraną, tai čia jau antras bus eventas. Ir aš irgi prezentuosiu, bet paprastai aš bandau surasti vietinius kažkokius tai entuziastus. Tai irgi man tokia idėja, pradedu tokį community kaip ir auginti, kol kas nemokymai renginiai, bet visas šitas paskui jau keliaus iki konferencijos, kurią darau irgi Portugalijos pietuose spalio mėnesį, ir čia jau bus vienos dienos konferencija. Tai čia tokio, ir be to dar pradėjau irgi YouTube kanalą, kur anglų kalba interviu darau su visokiais entuziastais, kurie irgi kažką tai kūrė. Tai jeigu kažkas iš jūsų, iš lietuvių, norit irgi pasidalinti kažkokiais įdomiais dalykais anglų kalba, tai aš irgi su mielu noru
interviu įrašysiu su jumis visus šitos thumbnailus, kuriuos matote, aš jau su AI darau. Ir jo, mano toks klausimas, kurį aš bandau atrasti atsakymą, kaip, pavyzdžiui, jeigu aš turiu Claude Code kažkokius skillsus, noriu su kitų komandos narių pasidalinti, bet, pavyzdžiui, nenoriu aš to skillso, kaip čia revilinti, atiduoti, kad matytų. Tai aišku, čia galima kažkokius appsus mini kurti, bet biškai atrodo komplikuotai, kaip su... Arba kad jeigu ir skillsą aš sharinsiu su komandos nariu, kaip padaryti, kad visą laiką sinchronizuotume. Šito aš dar nesugalvojau, kaip čia, kad būtų vis tas smooth procesas, tas sharinimo su komandos nariais. Tai tokius bandau atsakymus rasti. Martynai, matau, kažką bandai sakyti. Taip, sakau, turiu porą idėjų, tai galėsiu Augustai pasidalinti. Okay. Ačiū. Gerai, ar turim dar norinčių? Turime 52 prisijungusių žmonės, bet prisistatyti nesiryžta. Ne? Edvinai, gal tu biškį papasakosi apie save? Ir kita ko, Edvinas taip pat padeda organizuoti klubo susitikimus, įrašų prižiūrėjimas ir didelė pagalba. Man atrodo, Edvinai, tu pakibai, ar čia aš pakibau? Tai tokie įspūdžiai čia kelių savaičių mano, aš ateinu pusvalandžiui vakare prie kompo, prisėdu, tai 3 valandam stringu, iš 20 planų pasiėmiau 200 eurų planą mėnesiui, aišku, aš jo neišnaudoju, bet bent jau neberzina tos, anksčiau būdo, tai kažką pradeda daryti, 20 minučių pasikrapštai, 4 valandas lauki. Načer kaip užnysa. Tai tiek norėjau pasidalinti. Ačiū, Dariau. Tai pažįstamas jausmas tikriausiai ne vienam, pažįstamas ir man, tai žinai, galiu paantrinti. Gerai, vėliau tikriausiai dar bus gale laiko, tai jeigu Gedas paliks ar nebus 100 klausimų, pasižiūrėsim, kaip tai galėsit kažkas dar prisistatyti ar paklausti kažko, o šiaip Gedai, eteris tavo, jeigu pasiruošęs. Ačiū, pasiruošęs. Išėrinsim kažką. Darysim šitai. Nežinau, matosi kas nors? Matom. Matot jūs ekraną, taip? Taip. Tai gerai. Tai ką, aš esu Gedas, grafikos dizaineris, ne kartą čia esu prisistatęs, gal yra naujų žmonių, tai ir tuo pačiu esu DI entuziastas, kaip ir čia matyti daugelis, tai pagalvojau, ką čia šiandien turėčiau pasakyti, tai galbūt ta pati grafikos dizainerio virtuvė tokia kaip standartinė, gal ir nėra čia visiems labai įdomi, tai labiau, sakykime, linksiu į tą DI pusę, nes to mes čia matyti visi ir susirinkę, kaip tas dirbtinis intelektas, ar tai padeda, ar tai keičia grafikos dizainerio ir ne tik grafikos dizainerio, tiesiog bet kurio vizualų kūrėjo darbą ir darbo eigą. Tai iš principo norėjau galbūt pradėti nuo to, kad taip, mano kaip grafikos dizainerio praeitis, sakykime, būdavo dažniausiai tokia, kad tu gauni užsakymą, šnekėsi su klientu, briefas, analizuoji ir viskas prasidėdavo dažniausiai jau po to nuo pieštuko. Aišku, ir dabar tas niekur neišgyvendinta, aš ir dabar pasipaišau ir pasidarau, ypač kuriant logotipus, bet viskas evoliucionuoja, atsirado vis tobulesnės programos, tas pats Photoshopas, Illustratorius, ko ne kasdien tobulinami ir atsirasdavo vis naujos funkcijos, kurios tikrai pagelbėdavo ir padėdavo, bet visą laiką kirbėdavo tokia mintis,
kaip čia viską padaryti greičiau, kaip čia tą procesą, kaip čia tą. Ir vat, kaip ir sakė, čia prieš tai kalbėję, gyvenam įdomiais laikais, atsirado DAI. Tai vat, DAI tikrai keičia visą sakykime, darbo eigą. Tai yra, aišku, tai yra dar vienas įrankis mano sakykime, kanale, bet principas yra tikriausiai tas, kad jis nepakeičia kol kas grafikos dizainerio tokio kaip darbo, nors, aišku, mes tikriausiai čia visi susirinkę turim tam tikrų, sakykime, nuogastavimų, ar kaip čia pasakyti, kad ateina tie laikai, kad viskas tobulėja, viskas ir galbūt pakeis vieną ar kitą dalyką. Tai aš tą sakykime, jaučiu savo srity, bet kol kas stengiuosi šokti į tą traukinį ir išnaudoti galimybės, o ne verkti kamputyje, kaip sakant. Tai vat, kas pasikeitė, iš tikrųjų, tai dirbtinis intelektas keičia gal labiau mąstymo būdą, kad mes dabar paprasčiau galim priimti tam tikrus sprendimus ir juos greičiau pritaikyti ir komunikuoti su klientu. Nes dabar keičiasi darbo eiga. Dabar gali greitai analizuoti kliento briefą, greitai pasidaryti įvairių vizualų, išbandyti naujus dalykus, kuriuos tau reiktų anksčiau ta darbo eiga būdavo tokia, kad tu turi apgalvoti viską, pasiskečinti, pasipaišyti, išsirinkti geriausią variantą. Va čia gal šitas skaidrė labiausiai tą parodo, kad senoji eiga būdavo tokia, kad idėja, tai reiškia, ateina arba klientas su idėja, arba tu kartu su juo ją analizuoji, tai vat briefas, debriefas, tada ieškai pavyzdžiai, eskizai, maketuoji, siunti eskizus, maketus ir tada jau paruoš, sakykime, pasirinks tą rezultatą, išdirbi ir atiduodi rezultatą. O su DAI keičiasi visa šita eiga. Ta prasme, pakankamai panaši, bet esmė yra tokia, kad atsiranda DAI analizė. Kai tu turi briefą, tu gali pasitelkti dirbtinį intelektą briefo analizį. Vat grafikos dizaineris, galbūt kiti įsivaizduoja, kad aš tik kuriu vizualus, ar tai darau tam tikrus grafinius darbus, ar tai kažkokias tai video, ar taip toliau, bet iš tikrųjų dirbtinis intelektas padeda ir analizuoti, ką klientas nori, kaip nori ir taip toliau, išsigryninti pagrindinius akcentus ir taip toliau. Ir kur labiausiai tikriausiai jis padeda, tai reiškia variantų generavime. Tai kai tu turi briefą, turi idėjų krūvą, tau nebereikia jų visų skečinti, ieškoti, kurią čia dabar geriausia pateikti klientui ir spėti, kad jam šita galbūt labiausiai tinka, tai dabar tu gali pateikti iš karto keletą variantų ir labai greitai. Tai labai sutaupo laiką ir tokiu būdu tu su klientu komunikuoji toj pradiniai stadijoje, kuri iš tikrųjų ir yra dažniausiai grafikos dizaine svarbiausia. Tai reiškia, išanalizuoti idėją ir ją pristatyti, pasiūlyti, kaip ta idėja galėtų būti išpildyta vizualiai ir pateikti klientui. Ir kai klientas pasirenka, tada jau dizaineris daro korekcijas, daro visus, sakykime, dizainerio darbus ir atiduoda rezultatą. Tai šitoje vietoje visą tai labai pagreitėja. Dingo mano slaidas. Tai aš nežinau, gal tiesiog aš galiu parodyti tiesiog paprastą, kaip nubėgti nuo skaidrių. Jūs matot ekraną? Matot. Tiesiog koks seniau būdavo procesas, tarkim, paimsiu vieną iš savo kurtų brandų Splash. Tai yra
Tuoj sekundę. Tai čia yra vandens parkas toksai. Aš kūriau jiems brandą, logotipą ir esmė būdavo tokia, kad kai pradedi dirbti, kaip ir sakiau, gauni iš kliento užklausą, briefą, tu analizuoji jį ir pradedi daryti konkurentų analizę, pasidarai konkurentų analizę, pasidarai kažkokių tai spalvų analizę, pradedi siūlyti klientui, parašė va tokį pasiūlymą, išanalizuoji jo prekinio ženklo, sakykime, balsą, kaip čia lietuviškai galbūt identiteto, koks tas prekinis ženklas turėtų būti, ieškai vizualų, kaip jis turėtų atrodyti, tarkim, Pinterest'e, Google ir taip toliau, kokia logotipo stilistika turėtų būti. Tai reiškia, tu dėlioji moodboardą tokį ir dėlioji pasiūlymą klientui, kad jisai suprastų, ką tu jam siūlai, kaip tu įsivaizduoji jo tą brandą ir visą stilistiką. Tai visas šitas darbas iš tikrųjų užima labai daug laiko ir daug, sakykime, tai yra pagrindinė tokia grafikos dizainerio tikriausiai nematoma darbo dalis, nes dažniausiai visi mato tik tai jau galutinius variantus. Tai, pavyzdžiui, kai po to sketchinį ten siūlai, tuos pavyzdžius ir visą kitą, ir mes, tarkim, prieinam prie jau išdirbtos idėjos, kad logotipas, čia yra Veik parkas, tai reiškia rampos, visa kita, tai iš rampų susideda, tarkim, S raidės, flešas, šitos linijos rodo įsikabinimo tuos trosus ir visa kita. Čia tiesiog sakau, kaip tarkim, kurdavau ir dabar, aišku, taip pat kuriu, bet visiems šitiems pradiniams, kaip prieš tai rodžiau moodboardams, dirbtinis intelektas gerokai palengvina mano gyvenimą, nes aš juos galiu tiesiog iš briefo generuoti. Tai aš po to galbūt parodysiu, dabar tiesiog čia praeinu, kaip, tarkim, susikūrė logotipas, brandas ir visa kita. Tai, sakykime, toks būdavo tas senasis metodas, o dabartinis metodas, jisai leidžia tą patį pradinį etapą, reiškia tų moodboardų kūrimą ir stilistikų variacijas daryti labai greitai, tiesiog sekundžių eigoje ar minučių, kaip čia pasakyti, nes prieš tai aš užtrukdavau, tarkim, netgi keletą savaičių kartais ten išsianalizuoti ir viską susidėlioti ir pasiūlyti mano manimų geriausią variantą. Dabar aš galiu susidėlioti savo bent jau tikrai ne vieną variaciją ir čia tiesiog bet koks pavyzdys, tiesiog kažkokia pagrindinė idėja yra ir aš ją galiu su dirbtiniu intelektu pasidaryti skirtingai, tarkim, skirtingais būdais, skirtingom stilistikom, minimalizmas, retro stilius, dar kažkas ir pateikti klientui kaip pasiūlymą. Tarkim, kuria kryptimi mes einam. Tai čia dirbtinis intelektas padeda labai. Tarkim, irgi nušoksiu nuo skaidrių, kad būtų kažkokiu tai pavyzdžių galbūt. Tai tarkim dabar paprastas pavyzdys. Šiandien mums kalbant, ne mums kalbant, čia prieš kelias minutės aš dar narašiau Facebook'e ir pamačiau freelancerių skelbimuose Facebook'e kažkokią tai užklausą apie šaltibarščius. Sveiki, turime greitus šaltibarščius, ir taip toliau, ne? Ir ten žmonės atidėjo savo produktą, kažkoks greiti šaltibarščiai, nežinau, pakuotė kažkokie čia išgerti juos ar supilti į kažką, į kefyrą tikriausiai. Įdomus produktas ir aš tiesiog dabar ką DI man duoda. Jie sako, mums reikia atviruko, kuriuo mes ten dalinsimės. Tai aš dabar pasidalinsiu čia tuo pačiu, kad būtų kažkokios naudos jums, o ne tiesiog paklausyti, kaip mano gyvenimas vyksta kaip grafikos dizainerio. Tai tiesiog Nano Banana, kaip žinia, pakeitė
tikrai pasaulį grafikos dizainerių. Nano Banana Pro, po to Nano Banana 2, tai Google produktai, Gemini'us. Ir dabar atsirado GPT Image 2, tai čia GPT produktas kurti paveikslėliams. Aišku, dar begalės yra įvairių tų generatyvinių modelių, bet, sakykime, šitie du yra patys pagrindiniai, kuriuos aš naudoju ir kuriuos tikriausiai dauguma naudoja. Tai, pavyzdžiui, aš nieko nedariau, tiesiog nukopijavau tekstą iš skelbimo, iš prašymo, įdėjau čia ir nieko daugiau neprašiau ir aš gavau tokį rezultatą. Tai, pavyzdžiui, dauguma žmonių, dauguma, 90% tokio padaryti nesugebėtų, garantuoju. Dabrasme, čia tikriausiai susirinkusi 90% nesugebėtų tokio padaryti. Tai jis yra pakankamai aukštos raiškos, tekstai yra puikiai skaitomi, viskas galima naudoti, galima upscalinti, galima printinti ir jūs jau turit rezultatą. Aišku, man kaip grafikos dizaineriai dirbančiam su realiais produktais ir realiais projektais, dažnu atveju to neužtenka, aš turiu susigeneruoti tokį dalyką ir aš turiu, tai man, dėl ko ir ėjau per tas skaidrės, dėl to, kad man šitą metodiką padeda generuoti idėjas ir vizualus, kuriuos aš po to perduodu klientui kaip peržiūrė. Tada aš jau kaip grafikos dizaineris naudoju tradicinės priemonės, tai Photoshop, Illustrator ir visa kita, ir jį padarau tinkamą ten spaudai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, tarkim, vektorinį ir taip toliau. Aš jį sumaketuoju tokį, jeigu reikia pats. Taip, Martinai, klaus drąsiai. Man tiesiog įdomu, aš spėjimas, kad čia OpenAI's Image 2, ne? Darė. Taip, kaip ir sakiau, GPT 2. Aš kažkaip praklausiau, galvoju, ar Nano Banana, bet pagal tai, kaip gerai lietuviškai rašė, tai turėtų būti OpenAI. Taip, jeigu taip dabar prie to pačio, kad jau užsiminiai, tai jeigu Nano Banana ir čia GPT, dėl ko, kurį kada aš naudoju, tai dažniausiai yra taip. GPT-2 geriau dirba su visais, man bent jau, su visais tokiais promo dalykais, reiškia reklaminiai, bukletai, visi tokie dalykai. Gemini'us, tai Nano Banana, man geriau dirba su fotografija, jeigu reikia kažkokio natūralumo ir taip toliau. Tai, tokie skirtumai. Ir tarkim, tada klientas aš jai nusiunčiu, sakykime, šitą žinutę, jin man atrašo reikia to, aš vėl čia metu ir man padaro naują, aš jai nusiunčiu ir aš parduodu šitą, sakykime, produktą, ne? Tol, kol čia prieš tai mes šnekėjom. Tai realiai paprastas dalykas, aišku, aš jo taip neparduosiu, man reiks daryti, kad jisai būtų tarkim, vektorinis ir visa kita, bet daugumai žmonių tokios rezoliucijos, kas veda ten soctinklus, dar kažką pakankamai užtenka, čia galima ir iki 4K pasidaryti, tai yra idealus įrankis, kaip jūs galit paprastai pasidaryti tau bet kokius vizualus. Kažkas man ten, aš kaip pasiskelbiau apie savo tą šiandien pristatymą, rašė tenais komentarą, oi, čia bus vėl apie promptus ir visa kita. Tai apie promptus, ką noriu pasakyti, aš promptų beveik nenaudoju niekur, tokių kaip po promptų ten rašyti kažkokius, arba juos naudoju, bet modifikuoju pagal save, tam tikrose situacijose. Bet kaip matot, aš tiesiog standartinė lietuviška kalba prašau ir jis daro viską puikiai. Kas liečia promptus, tai irgi lygiai taip pat, tuoj kokį nors pavyzdį. Ne čia. Apie promptus dar tada, jeigu jau užsiminiau prie to pačio, tai galiu parodyti, kaip aš dirbu su promptais. Aš dabar irgi čia prieš pat šitą, sakykime, prieš pat susitikimą, naršiau Facebook'e ir radau, tai gal čia kažkam aktualu irgi, kaip, pavyzdžiui, panaudoti promptą šiais laikais. Atradau tokius vizualus, tiesiog toks, kur čia dabar... Toks kažkas apie flavor of kažkokios tai šalis, ne? Kokia šalis daro tam tikrus maisto produktus, kurie ten galbūt yra patys pačiausiai ir taip toliau. Ir buvo parašyta šalia promptas. Tai žinot, promptais dalinasi ten tūkstančiai, milijonai, čia tie promptai, žaistis čia kiek nori, aš kartais irgi pasižaidžiu. Ir buvo toks promptas, ten kažkoks angliškai parašytas, ten užrašyta Moskau, ratata ir taip toliau, surašyti barščiai ir visa kita, visokie ten dalykai.
Nu, ir man iš karto toks promptas kelia stresą, aš, pavyzdžiui, jį nusikopijuoju ir dabar įsivaizduokit, aš jį čia turėčiau eiti keisti ten jų tuos Flavor of Moscow, rašyčiau Lithuanian, čia Kremlin District, kažkas čia, nu, nesąmonės visokias turiu čia prirašyti. Pusę aš to prompto turiu perrašyti tam, kad man gautųsi lietuviškas kažkoks atitikmuo, ne? Tai kaip aš darau? Su visais promptais beveik taip darau, tai čia nežinau, hakas darot, nedarot, imkit taip ir darykit. Pasiemu tą promptą ir sakau, nu, aišku, aš viską sakau, nes, nu, naudoju flow, jeigu jūs tikriausiai irgi naudojat, kas nors, tai prasme šneku arba, bet nerašau, nes jau labai tingi. Ir tiesiog sakau jam, paimk šitą promptą, šį promptą padaryk universaliu, kad gaučiau tokius rezultatus kaip prisiekti, aš tik įrašau miestą arba šalį, o tu turi išanalizuoti to šalies ar to miesto labiausiai naudojimus valgius patiekalus, pateik tokių rezultatų kaip pavaizduota. Viskas, jisai man sukūrė universalų promptą, nu, ilgas, čia aš net nesigilinu iš vis visiškai, copy, paste, rašau vieną žodį Lithuania, gaunu rezultatą. Jis pats išrinko, kad čia cipekai, čia šakočiai, čia šaltibarščiai ir visa kita. Nu, ta prasme, nes GPT ir Gemini'us jau leidžia, jie turi thinking mode, nu, tai mąstymas, ir jie patys suranda informaciją, patys sugalvoja, ką ten surašyti tą promptą, o man tai reikia vieną žodį pakeisti. Tai aš su daug promptų darau taip, o kartais netgi ne promptais, o tiesiog imi pavyzdį, tarkim, šito ten norit, sakai, daryk dabar man šitą tik tai apie automobilius, ne? Arba šitą tik tai apie, ten, nežinau, traktorių gamybą. Ir jis ir daro, ir jokių problemų, ta prasme. Tai čia tokie tiesiog paprasti dalykai, kuriuos kažkas turintis kažkokią veiklą, dar kažką gali daryti, kuo puikiausiai socialinės medijos postus ar kažką pagal savo brandą. Galit prie to pačio, tarkim, įmesti logotipą, galit iš jūsų susikurti savo GPT ar Gemini'aus Gemą, ten įmesti savo logotipą, savo brand spalvą ar dar kažką ir lygiai taip pat tais promptais prašyti ir ten taisyklėse būtų aprašę, kad visą laiką panaudok mano logotipą ir mano spalvas, arba mano šriftą. Ir jisai jums kurs jau posterius ir visą kitą, taip kaip, tiesiog, taip kaip jūs net su Canva ten vargsit 3 dienas, ne 3 dienas, 3 valandas. Lygiai tais, aišku, vėl su šaltibarščiais, kur rodžiu, galima įsimesti Canva, jeigu jums reikia jau kažko, dabar Canva bent jau mokama versija turi šitą Magic Layer savybę, jūs čia galite įėję pasidaryti ir jūsų dizainas taps valdomas, rašomas ir visa kita. Čia galite minkyti, dėlioti, keisti tas, atsiranda ta prasme layeriai, juos čia visur visai, ta prasme, daryti ir jūs turit valdom. Aišku, tai nėra tobulas įrankis, jisai pakankamai sugadina paveikslėlius, bet jeigu dar kažkas iš jūs dirbat su Photoshopu ar dar kažkom, tai čia tada labai viskas patogu. Tai čia toksai tiesiog nukrypimas irgi. Kaip kartais pasinaudoju paprastais, sakykime, įrankiais tam tikriems vizualams kurti. Kas toliau? Taip, Donatai, klausk. Dar atsiprašau, kad išsiterpiau, bet galbūt čia mano klausimas kilo ir kaip ir tikėjausi iš paties, kaip iš tokio profesionalo, šiek tiek pasidalinimo, kaip yra su promptu, kad AI duodam promptą ir AI sugeneruoja mums kažkokį turinį, tai kaip ir toks, suprantama, čia geriau, blogiau, ten vienas tenai, kitas kitaip. O kaip yra pačiuose įrankiuose? Va dabar kaip Canvai parodai Magic Layer šitą funkciją. O ar AI gali pagelbėti dirbant su to pačiu Photoshopu ar kitom įrankiais, ar va ten yra gal kažkokių pluginų, gal aš kažko nežinau, gal gali kažkokius komentarus pasidalinti. Kai tu jau idėją susigeneruoji, reikia tau jau sumaketuoti, suredaguoti. Ar šitam etape AI kažkom padeda? Ačiū. Iš principo, jeigu, ta prasme, pats Photoshopas kaipo, tai jisai, aišku, turi ten visus tuos irgi AI įrankius, tuos pačius Nano Banana ten ar tarkim, kur čia dabar tas.
ir su juo tenais galima tam tikrus dalykus daryti. Bet tikriausiai klausimas, ar galima kažką čia nais, tarkim, aš kokį nors failą atsidarysiu, gal jeigu rasi, tą patį, va šitą. Tai jis, aišku, turi pats savyje, aišku, ten visus tos dirbtinio intelekto tokius dalykus kaip upscale'as, sharpinimas, remove background'as, tas pats, sakykime, nano banana ten, čia generate filas kažkoks, tai, tarkim, galima pasirinkti modelį, ar Gemini, ten 3.1, nano banana 2, ir taip toliau. Ir su juo galima daryti tam tikrus pakeitimus lygiai taip pat Photoshop'e. O jeigu klausimas, ar galima, kad Photoshop'ą kažkas valdytų, tarkim, agentas vietoj tavęs ir darytų už tave. Taip, yra tokių skillsų, klodas ir kiti dalykai, agentiniai tą gali daryti, bet aš to nedarau, nes man to nereikia. Aš pats puikiai išmanau Photoshop'ą, Illustratorį ir visą kitą, ir kol kas ten nepasitikiu tais dalykais, tai čia žmogaus ranka reikalinga, ypač aš su Photoshopu mažai dirbu, aš dirbu daugiau su Illustratorium, tai ten vektorinė grafika, tai ten kiekvienas kampelis ir milimetras yra svarbus, tai už mane to nedaro. Jeigu dar taip paprastai, tai, jeigu kaip dar Photoshopą panaudoti, tai tiesiog yra, tarkim, pluginai, kurie, tarkim, įsinstaliuoja į tą patį Chromą ir galima ant kiekvieno paveikslėlio užėjus turėti Photoshopą online, paspaudyti ten remove background'as, dar kažkas, tokia irgi pagalba. Kas dar su tuo Photoshopu, nežinau, tiesiog aš nelabai naudoju taip, bet lygiai taip pat tas ChatGPT ar Gemini'us, jie turi savyje, čia irgi Adobe Photoshop, jie turi, sakykime, kaip čia, įskiepius, nežinau, kaip čia pavadinti, kaip pat Figma, Gmail ir visa kita, jie turi tuos įskiepius, su kuriais galima tam tikrus dalykus čia atlikti. Tai su to pačiu Gemini'um ar tuo. Arba, pavyzdžiui, kaip aš tarkim, pasidalinsiu tada biški gilesniais dalykais, kodeksas. Nežinau, naudojat, nenaudojat. Irgi šiandien skambina, tokiais tiesiog tikrais pavyzdžiais pasakysiu, skambina mano pažįstama, sako, Gedai, reikia pagalbos, čia labai greitai dega tenais projektui, vienam reikia vizualo. Sakau, gerai, ko tau reikia, sakau, dabar aš čia kepu kiaušinienę, pasakyk greitai ir sako, atsiųsiu tau laišką tenais, kas ir kaip. Gerai, sakau, keliais sakiniais parašyk, sakau, bet tu dėk kuo daugiau konteksto, kokį turi, sakau, jeigu turi apie tą projektą, įmesk projektą, jeigu jis viešai prieinamas ir visą kitą. Ok, ten sumetai, tiesiog paprastas laiškas, ten keli sakiniai, ko reikia ir prisegtas logotipas ir prisegtas dokumentas apie tą projektą. Ten kažkas iš kanalizacijos bėga nuotekos, reikia padaryti posterį, kurį spaudins ir kad tos nuosėdos ten kažkokie tai molekulės, ten visą kitą, tas dumblas panaudojamas trašai ir vienu žodžiu. Aš tiesiog ateinu į kodeksą, susikuriu projektą, sakau, folderiuką, ir aš netgi dabar iki tokio lygio, kad aš net neinu skaityti, ką man parašė, aš čia pasiėmiau, tiesiog spaudžiu Gmail'ą, sakau, surask man, aš palaukit, kur čia yra, jaučiu mano kažkur tas mano tekstukas. Sekundę, iš paskutinio laiško nuo NRPA išanalizuok info ir prisegtus failus bei sukurk tinkamą posterį, nustatyk kraštinių santykių 3.4, panaudok ir mail prisegtą logo. Viskas, aš į kodeksą įrašiau, jis pats nuėjo į laiškus, susirinko duomenis, susirinko tuos ir jisai man sukūrė, kur čia dabar? Sukūrė posterį, kurį aš nusiunčiau ir ten iš karto tobulai tik viskas. Aš užtrukau, 2 minutės, net laišką neskaičiau iš viso, ką parašė. Ta prasme, tai antiek galima pasinaudoti DAI įrankiais ir pasidaryti tam tikrus dalykus. Labai paprastai. Klausk, Martai.
Tu šito nepaminėjai, bet tiesiog mačiau ekranus, kai switchinai, dar vienas ten su šaltibaršiais, kai rodai, kad tu dar kaip ir parašai, sukurk man assetus, tai atskirai objektus tiesiog sudeda be jokių užrašų ir taip toliau. Tai čia jo, Čia žemiau buvo, tai aš manau, kad irgi verta paminėti, niekad nepagalvojau apie tai, bet... Tai čia su bitės šokiu, kai dirbau, irgi, kai tu man sakai, davai reikia to, žinai, kokio nors pavyzdžio, aš galvoju, nuduosiu tau, tu sakai, man reikia tada gal tų paveikslėlių. Tai man tada iššovė irgi mintis, tai va, iš bendradarbiavimo tokio. Sakau, man aš galvoju, kai svetainės darau, ten vibe coding, nieko jau nebedarau. Bet tu turi idėją, ta prasme, kad, aš noriu ten tam tikro transparent objekto, kad jisai ten suktųsi ar dar kažką, tai anksčiau, žinai, ten turi galvoti apie kodą, dabar tu tiesiog turi sugalvoti, tokio objekto, tokio taip, bet man reikia, kaip tai vadinasi, žinai, tu davėjai mintį, assetus, tiesiog man atskirai balto fono, arba ten iš vis green screen, arba netgi transparent. Tai tas pats kodeksas, tai padaro man ir transparent, ir visą kitą. Tai dėl ko aš kodeksą naudoju, tikriausiai jau pasigyrė čia visi kiti irgi, kad po 200 perka klaudą ir... Tai aš patikėk, aš kodekso fanas ir neperku, aš po 200 ir kažkaip viską padarom. Nes čia lygiai tą patį gali naudoti visus, arba tada jau įsijungia Antigravity, jeigu reikia, ten visus gali naudoti ir Gemini, ir Claude, ir tą patį kodeksą, jie visus susijungia, tai ten irgi tą patį galima daryti. Bet kodeksas, aš jo net neišnaudoju, man to 20 eurų ten per akis. Plus dabar šitas dar į kodeksą šiandien pajungiu, dar galiu, palaukit, aš neatsimenu, dabar aišku, gal dar nubėgsiu į skaidrės, kur aš čia baigiau. Tai kas dar DAI man kaip grafikos dizainerių, tai yra ne vien, kaip sakiau, vizualų kūrimas, bet ir matėt ką tik patys, kaip aš, tarkim, panaudoju tą patį kodeksą ar dar kažką, ta prasme, LLM'us arba jau agentinius įrankius, kurie padeda, dar pagreitinti procesus, aš jau apie automatizaciją dabar nešnekėsiu. Bet tarkim, aš kurdamas brand identity dar galiu ir pasinaudoti ne vien tuos dalykus, bet sukurti ir struktūrą, ir tekstus, copywriterių pabūti, ir vizualus, ir video, ir garsą galiu, tarkim, jeigu reikia muziką, tarkim, sukurti kokiam nors ten pristatymui ar dar kažkam. Ir aišku, kaip ir pati pradėjo idėjų generavimu. Tai tas, ta prasme, DAI padeda visuose tuose aspektuose man kaip grafikos dizaineriui. Nes aš, šiais laikais visi mes esam iš tikro, gal aš to toliau ir pereisim, čia biški dar ne ta skaidrė, bet jeigu peršokčiau, į šitą skaidrę, tai iš principo DAI paverčia mus visus, nesvarbu, ar mes buvom programeriai, ar mes buvom dizaineriai, ar dar kažką, tokiais orkestrantais, ne veltui mes kalbam apie tuos paperclipus ir dar kažką, kad mes visur turim kažkur, visiems viską nurodinė dabar jau, idėjas generuoti, nurodinėti tiem robotukam arba dar kažkam, kaip ką daryti, bet vis tiek galų gale priimam sprendimą mes. Aš kaip grafikos dizaineris vis tiek turiu jausti estetiką, turiu vesti tą dirbtinį intelektą, kurie kryptimi turiu derinti su klientu visą tai galų gale visam tam turiu suvadovauti, vizija vis tiek yra mano ir kliento, o ne dirbtinio intelekto. Strategiją mes galim su dirbtinio intelekto apsigalvoti, skonis vis tiek lieka pas žmogų, ne pas dirbtinį intelektą, kontekstą mes duodam jam ir ta prasme, iš to rato žmogus neišeina iš tikro, kol kas bent, tai tikrai. Ir jeigu grįžti dar greitai prie šitos skaidrės, ko DAI kol kas negali, mano srity, tai faktas negali dirbti normaliai su vektoriais. Tai aš kol kas, aišku, džiaugiuosi, aš turiu darbą dėl to ir logotipų negali normalių kurti. Greičiausiai, kad ir dirbti su vektoriais, dar jisai paprastai kurti jų negalės, nes tiesiog tai yra čia apmokymų matyti blogumas. Ta prasme, dizaineris galbūt jau galės panaudoti dirbtinio intelekto įrankius, sukurti tuos įrankius, bet tai bus vis tiek skirta dizaineriui, nes jis žinos, kaip sakė, kažkas nežino, ko paklausti, nežinos, ką pasakyti, kaip paklausti, kaip padaryti, nes nežinant to tiesiog bus klišės. Visur yra klišės, kaip ir daugumoje. Kaip ir blogo prompto yra klišės, jeigu, kaip sakant, šitauta, ar kaip čia bloga, kažką idėjai bloga ir gavai. Tai toliau, aišku, nedirba DAI su
sakykime, failų paruošimu, tokių kaip, tarkim, tas pats, aš kažką ruošiu, ne, kažkokį tai dalyką paruošti reikia spaudai. Tai jisai faktas, čia layerių krūvas, čia, jeigu čia jau taip atsidaryti kažkur, kartais būna, čia šimtais layerių ir taip toliau, tekstai, visokie sugeneruoti vaizdai ir visa kita turi būti suvektorinta, sukreivinta, turi viską susidėliuoti, užlaidas pasidaryti, kirtimo linijas ir taip toliau. Ir, čia dar DAI kol kas, jis nieko negali, nebent agentą pasijungsi, kuris turi skilsus ir valdyti tau tam tikrus procesus, aš tą bandžiau pasidaryti, buvau pasidaręs, tai nieko čia gero nedaro. Tai, ta prasme, ten viskas labai paviršutiniškai ir minimaliai. Arba, tarkim, tau reikia sukurti visą identitetą, ta prasme, visą brandbooką, tarkim, tai tau reikia pasiruošti visą krūvą dalykų, kurie bus brandbook'e, kiekvieną dalyką prašyti ir taip toliau. Tai kol kas irgi daug žmonių bando padaryti tuos, aš su ne vienu projektu dirbu, iš tikro manęs prašo, kad aš pakurčiau brandbook'o, sakykime, stilistiką ar kažkas tokio, kad galėtų panaudoti ją dirbtiniu intelektui, kad jisai automatiškai darytų. Bet, kol kas dar pakankamai sudėtingi tie dalykai. Taip, čia padeda, sakykime, visi sugeneruoti tam tikrus vizualus, kaip ir visada, mock-up'am visiems kurti, tai yra, fantastinis įrankis ir pasidaryti tam tikrus, kas prarado darbą, tai tikrai tai tie stock fotografai, ne? Akimirksniu. Kai atsirado nano banana, jie akimirksniu prarado darbą, nes, kam fotografuoti, jeigu tu gali viską sugeneruoti. Plius tau, kai yra ta pilkoji zona, tau nereikia jokių teisių, jokių ten, ir taip toliau. Taip. Nežinau, dar turiu čia 3 minutės. Jeigu turit kas nors klauskit. Taip, turiu ką pasakyti dar daug, bet nežinau, kas. Tai tiesiog gal, kad, dizainerio kol kas nepakeičia, tikriausiai kaip ir programerių, kaip ir taip, juniorams visiems mažiems yra pakankamai sudėtinga galbūt įeiti į rinką, bet jeigu jie moka pasinaudoti, nes man atrodo, mes čia sukamės tam burbulę, mes čia visi DAI fanai, fanatai, mums atrodo, čia visi viską moka, aš atrodo jau visur atsilieku, bet kai susitinki su žmonėm, jie, pasakai, Gemini, jis žino tik ChatGPT, tai apie ką mes kalbam, tada jau pasidaro aišku, kad žmonės, toli dar jiems iki to, ta prasme, paprasto susigeneravimo. Taip, klausk. Bet koks, neatsimenu vardą, bet... Nežinau, niekas neklausė, dar galiu greitai paminėti keletą. Taip, klausau. Buvau užsimutinęs. Turiu klausimą tau ir gal bendrai visiems. Kokią sistemą naudojat promptų saugojimui? Kas patogiausia, nes aš ką tik išbandinėjau porą, bet kol kas aš asmeniškai tiesiog su Base44 susikūriau appsą, kuris čia saugau promptus, ateini paprastai, matai vizualą, iškart kopijuoji, eini Gemini ar tai į, kur nori ten, ar į ChatGPT, peistini ir tau promptas yra viešai prieinama, gali tai lankyti. Promptukai, viską bandau su AI parašyti. Tai aš ta prasme irgi neradau, kur galvoju, kur čia saugosiu, tai tiesiog pakūriau tokį, nuorodą tokia, nežinau. Bet čia aš saugausi, ta prasme, kas man įdomiau, kažką atiminti ir tiesiog... Galėtum pasidalinti nuorodą, jeigu negaila, man visai įdomu. Tiesiog susikūriau ant greičio. Visai geras projektukas. Aš galvoju apie kūrimąsi pačiam, bet galvoju gal ir pakurto gudriau, bet... Bet tikriausiai yra. Per gudrą jau irgi. Tai tai aš kuo paprasčiau, ta prasme, man kuo paprasčiau, tuo geriau. Ir aš, tiesiog, čia, viskas paprastai veikia, promptas yra, kopijuoji, viskas. Tiesiog. Kur dar panaudoju kaip grafikos dizaineris, ne vien dizainams kurti, tarkim, ne vien šitiems dalykiukams. Pavyzdžiui, mano klientė yra. Aš įsikūriau kažkada šilkinę gervę.
šaltiniai. Gerai. Aš jai sukūriau tiesiog identitetą, tai yra logotipą ir Stylescape. Jin užsiema šilko darbais ir jin ten pradėjo veiklą ir aš kartais pastebiu, kaip mano klientai ten vystosi ir visa kita. Ir aš ateinu į jos tą svetainę, man verkt norisi. Sorry, bet tiesiog taip yra kartu. Tai čia viskas, taip pagriuvę kažkas atrodo, bet kaip nuotraukos, bet kokios ir visa kita. Tai kur DAI dabar ypač GPT-2 padeda, mes galim eiti tiesiog pasimti svetainę, nusikopijuojam jos adresą, ateinam į GPT, duodam šitą, jeigu dar turim vizualų, dar kažką, aš ten, tarkim, įmeščiau tą patį Stylescape, dar kažką, ne, ir aš jam sakau paprastuoju būdu, sakau, žiūrėk, tai yra prasta svetainė, reikia ją patobulinti, ne, ir ten šnekėsi, gali promptus kurti, aš ten turiu visokių dalykų prisidaręs, bet tarkim dabar ant greitųjų tuoj jungsiu galbūt Figma, tai bus paprašiau parodyti. Pasidariau, tarkim, analizę tokią šiek tiek, čia jos svetainė, čia konkurentų svetainės, tokios, subtilesnės, gražesnės, čia tai taip padrika viskas, tie fontai netinkantis, ta prasme, man kaip grafikos dizaineriui viskas čia kliūna, čia konkurentų svetainė, dar kažkas, ir aš pasiėmiau, šitą, aš nesakau, kad tai sukurs jai svetainę, bet aišku, mes po to galim duoti tam pačiam Stitch'ui, tam pačiam AI Studio, ar Base 44, ar Lovable, kam ten norim, jie padarys panašų, sakykime, dizainą, ten paveikslėlių gal nesukarpys dar kažką, bet jos po to galim patys atvetus pasidarę susikarpyti. Šiaip išduosiu daug paslapčių, bet nieko tokio, ne. Ir tiesiog su ChatGPT mes galim, žiūrėkit, tiesiog pasidaryti absoliučiai daug geresnės variacijas, estetiškas, aišku, čia logotipai netitinka, tarkim, dar kažkas, bet aš kaip grafikos dizaineris, kaip white coderis, visą kitą, aš galiu jau tai padaryti, bet kur esmė ne tame man, o esmė, kad aš sugeneravau labai greitai, kelias minutės užtrukau, bet svetainės, pavyzdžiui, vizualą, kaip jį galėtų atrodyti, siunčiu klientui, sakau, žiūrėk, aš manau, kad tavo ten svetainė taip ir taip, būtų galimybė padaryti ją tokį. Ir jis sako, okei, tokia. O gal ne tokia, o gal tokia. Ne? Darom tokia. Okei, padarom tokia. Ir jis įsivaizduokit, kiek aš kaip bet kuris jūs ar aš, bet grafikos dizaineris, šituos turėčiau tokius, sakykime, pavyzdžius ar mokopus kurti ir rodyti. Seniau taip paišydavom wireframe'us, o ne ten kokioj nors siūsdavom pilkus langelius, ten klientas nieko nemato, nes jie mato tik galutinį variantą, jiems ten visiškai neįdomu niekas. Ten jie net nenori gilinti, o čia tu iš karto gauni tokius dalykus. Plus, tarkim, atsidarai jų socialinę mediją. Bet čia jau tą tikrai galit pasimti visi ir pasinaudoti, kas turit bet kokį veiklą, tarkim, crafteryje, ne? Žiūriu. Prieš 20 metų tokius kurdavo, aš nenoriu įžeisti, bet tiesiog taip yra. Kažkoks gradientas, šriftai viršui prilipę, niekas nesueina. Nuotraukos irgi tokios, sakykim. Paprastai įmeti šitą, įmeti logotipą, įmeti brandbooką, sakai, tam GPT sukurk man vizualus, ne? Kaip atrodo šitie, arba čia irgi. Kaip atrodo šitie. Truko, 3 minutės, ne? Viską. Turim vizualus tokius, turim tokius. Ateini pasiemi jų Instagramą. Instagramo tinklelis. Kažkas čia, iš vis nesuprasti, nei apie ką, nei kas, nei ko. Sakai, šitam reikia brandui sukurti Instagramo tinklelį. Štai tau tinklelis, viskas, eini po kiekvieną, gali išsiskaidyti, gali mesti tą pačią kanvą, pasirašyti kitus tekstus ir tu jau važiuoji į priekį. Dar kitas įrankis, jeigu prie to pačio šitiems dalykams kurti, yra puikus, irgi galit panaudoti Google. Ieškau. Stitch'as neberodysiu jau, tebūnie. AI Studio neberodysiu, nebėra laiko. Canva parodžiau. Nėra atidaryta. Pomėlį toksai, jeigu kas nors girdėjo, Google, čia yra Google Labs'ų. Tai čia irgi labai geras įrankis, kad turit socialinius tinklus, veda dar kažką. Tai tiesiog jūs turit
jeigu daryčiau iš naujo, tiesiog paspaudžiat, atsiranda langelis, kur reikia įvesti svetainės adresą. Nieko kito. Jūs įvedat svetainės adresą, jisai pats išanalizuoja viską. Čia kaip pirmai sakiau, kaip dėti į ChatGPT, patys realiai tą patys galite pasidaryti visą tai, bet čia jau yra sukurtas įrankis, kuris išanalizuoja jūsų svetainę, paima šriftus naudojimus, paima logotipą, spalvas, estetiką aprašo, maždaug business overview padaro, sakai, okei, man tinka šitas biznio DNR, tada einu į katalogą, jis dažniausiai ištraukia jūsų prekes ir visą kitą, jūs tarkim pasirenkat, kokį norit produktą ir galit su juo kurti kampeinus arba fotosesijas. Tarkim, aš kūriau, jūs spaudžiat, tarkim, šitas produktas, man patinka šitas produktas, create photoshoot, ne? Tačiau tokį pomėlį greičiausiai galima susivaikodinti su tuo pačiu kodeksu ar Base44. Bet čia, sakykime, jau yra sukurtas įrankis, jūs tiesiog pasirenkat, ką norit su nuo mūsų parinktų produktų, kokią norit, kad būtų flat, pavyzdžiui, koks nors tokiam, tada kaip dėvi jį kas nors, ne, ir dar kur nors, bet ką, parinksiu taip. Looks good spaudžiam, generate photoshoot ir jis kuria jums photoshootą. Tai reiškia, kad fotografas jums nereikalingas, jis su jūsų būtent produktu, čia aišku naudos Nano Banana, su jūsų produktu sukurs fotosesiją, palei parinktus asetus, šituos, pagal parinktus mock-upus. Ir jūs, kai jums sukuria šitą fotosesiją, sakykime, su tais produktais, jūs galit juos išsisaugoti į savo katalogą, juos toliau naudoti, tada, čia turėtų visai greitai sugeneruoti. Tada jūs galit kurti kampeinus. Kampeinuose, sekundę, tegu dar pabando iš čia pageneruoti, kampeinuose jūs tiesiog jau gaunat formatus pasirinkti, kokius norit, ir ten jau yra pagal jūsų brando DNR ir pagal jūsų sukurtus šituos paveikslėlius, uždeda tekstus, ten lyderius, call to action, butonus, juos valdyti, perrašyti, spalvas keisti, šriftus keisti ir downloadinti ir dėti iš karto ten į Facebooką, Instagramą ir visą kitą. Tai ta prasme, nereikia net Canvas, čia yra nemokama, čia yra nieko suprasti nereikia, visiškai tiesiog tu naudoji kiekvieną dieną ir viskas. Dabar įsivaizduokit, kaip aš paprastą tą turiu, o dabar aš turiu jau keletą variantų, kuriuos tikrai galiu panaudoti. Man, pavyzdžiui, šitas patinka, aš jį ten downloadinu arba ačiū business DNA, ten galiu padaryti, ta prasme, tam tikrus dalykus. Ir jisai jau ir aš jau galiu, pavyzdžiui, kurtis asetus, čia su tais produktais, pavyzdžiui, su šituo ar dar kažkokiu. Tai yra ne asetus, o kampeinus. Čia jau šnekat kaip su LLM-u, jūs galite pridėti produktą, galite pasirinkti ir jūs tada generuojat, čia dabar neužsikrauna kažkodėl, bet jūs generuojat jau tiesiog postus, vizualus, nežinau kaip. Ir tai Tai, ta prasme, aš darau milijonus dalykų, kurių dar nepasakiau, bet tiesiog gal turit klausimų. Gedai, yra klausimas Giedriaus, kaip Gemini watermark nuiminėjat? Dirbant. Kaip watermark nuiminėjau? Iš tikrųjų, Geminijaus niekad nenaudoju, ta prasme negeneruoju pačiam Geminijui, tai naudoju Flow. Jeigu mokama, kas turi, tai Flow tas pats Geminijus, tai čia yra kurti imidžams ir tai daro super greitai ir po super daug ir taip toliau. Ir čia nėra watermarkų. Tai čia naudoju tiesiog visiems kurti, čia jokio watermarko nėra, čia downloadinį. Pritariu, šitas tulsas superinis. Jo, ir čia tada galima perėti video kūrimą su VR. Arba aš naudoju, tai čia dar kita tikriausiai tema būtų iš vis apie įrankius, dar juos analizuoti, tai čia Hikesfieldą. Aš dabar rinkausi tarp daug, ten Fripikas buvo, dabar jis ten kitaip vadinasi, visi tie Confi UI ar kokie ten. Ta prasme, milijonas įrankių, multiplatformų, ar kaip čia jas pavadinti, aš likau ties Hikesfieldu, nes jis
Tiesiog jame nuo pradžių buvau visus išbandžiau, likau ties Hikesfield'u ir jis man pasirodė greičiausiai tobulėjantis, greičiausiai pasiūlantis naujų dalykų, greičiausiai įsisavinantis naujus modelius ir dabar jisai padarė to, ko aš visą laiką laukiau, tai Canvas. Tai reiškia, gali dirbti su node-based dalykai. Tai irgi, tarkim, čia pamačiau irgi gubernijos reklamą, čia prieš kelias dienas pažiūrėjau, žiūriu su garantuotai su DAI sugeneruota akurat prirašyta, kur čia dabar, čia gal jų reklamava, pažiūrėkit, nealkoholinis, ar kaip čia, tragedija kažkokia atrodo, vis tiek leidžia tokia jau įmonė, pati seniausia Lietuvos brandas, dar kaip tik šiauliečiai, žinai, aišku, 99,99% niekas nematė, kad čia blogai, aišku, matau, nes, man tai čia jau liga, sakykime. Tai aš paėmiau greitai, tik pasiėmiau tas naujas karbonkės, sumečiau čia, paprašiau, kad išrinktų geriausius čia variantus, sakau, padaryk žieminę man versiją, padarė su pirštinėm ar kažkas tokio. Šiaip čia ambairė, ta prasme, visiškai. Ir ten duodi kokiam Seedansui ar kažkam padaryti tau. Tau reikia, tarkim, užpildo, 5 sekundžių reklamos kažkur į televiziją, ne? Tai tu, pavyzdžiui, tai su tuo Seedansu ar su kažkom gali, čia aišku, iš to blogo padarė, bet gali padaryti absoliučiai idealų video, tarkim, ten iki 15 sekundžių, nieko neveikdamas. Ta prasme, tu padarėjai, tau surašė. Čia promptam rašyti jau Seedansui, aš turiu kitą ten skillsą pasikūręs, tai ten jisai man parašo. Bet, tiesiog, čia jau gal gilesni dalykai. Tai lygiai taip pat, jeigu nenoriu reklamuoti aš to Hikesfield'o, aš neatstovauju jo, bet dabar jie pasidarė jau ir MCP, ir CLI, ir skillsus, ir visa kita, tai šiandien pabandžiau, susidegiau, čia tas susidegimas, tiesiog parašai promptus čia tarkim, į tą patį kodeksą, galima į klodą ten ir taip toliau, tai rašai, neatsimenu dabar komandas, čia jau viršai kažkur buvo, iš čia man darė, kažką man šiandien darė. Ta prasme, tu naudoji Hikesfield'ą per kodeksą, ta prasme, turi API čia ir tu kuri, pavyzdžiui, kažko ten šiandien paprašiau ir jisai kūrė šitos jau, jie ir čia atsiranda, aišku, bet jis kūrė, ta prasme, gali chatindamas kodekse naudoti visus toolsus esančius čia, pavyzdžiui, Hikesfield'e. Tai tu realiai, neišeini jau iš, tau net nebereikia ateiti į jų platformą, kad tu darytum tam tikrus dalykus ir jau gali naudoti tą patį kodeksą. Tai aš, pavyzdžiui, sugalvojau, dabar irgi šiandien buvo mintis, sakau, kodeksui, čia paskutinis man klausimas, jis jau norėjo daryti, bet aš sakau, stovi bičias, aš tik paklausiau, sakau, ar tu gali man visus laiškus kiekvieną rytą paskaityti, naujus Gmail'e, jeigu bus ten briefas iš kliento, toks tas failas, padaryk man to briefo, ta prasme, ataskaitą ir sugeneruok keletą vizualų iš karto man. Čia tokia mintis ambairio, ne? Gerai, koks tavo mailas? Kad tavo kreditus iš karto. Mano mailą? Ne, aš juokauju. Ta prasme, tuoj visi užpuls savo, kaip čia, užklausimai, žinai. Jo, tai ir, aš nepaleidau to agentuko, tai galite drąsiai rašyti. Tai nežinau, klauskit, ką norit, gal atsakysiu, gal ne. Dar jeigu minutėlę pagalvokit klausimą vieną kitą Gedui, beje Gedai, tave kaip visą laiką smagu girdėti ir įdomu klausytis ir atrodo galėtum dar sėdėti ir klausytis, žinai. Tai ačiū tau, kad pasidalinai. Jeigu turit klausimų, pagalvokit dar, manau, galima užduoti vieną kitą. Aš kaip žadėjau pasidalinsiu rezultatais balsavimo, tai ar važiuosim mes ar nevažiuosim į gyvą susitikimą. Tuoj pasižiūrėsim. Gedai, jeigu gali minutėlę sustabdyti savo ekraną. Okay. Spėkit, važiuosim ar ne? Gerai, be spėjimų. Iš tikrųjų,
Nedaug balsavo, bet aš spėjau paspaudė tie, kas buvo, tie, kas kažkiek galvoja ties tuo, nes jeigu net neplanuoja dalyvauti, tai ko gero net nesivargins ir skanuoti, tai rezultatai tokie. Aš dar padarysiu biškį, kad galimybė ir tiem, kas žiūrės įrašą, jeigu mintis patinka, įdomi, ateikit su idėjom, kaip mes galim padaryti, galim tikrai nestandartiškai kažką sugalvoti, galbūt ne tik kad susitikimas, bet galėtų ir ateiti koks nors įdomesnis svečias, papasakoti, pasidalinti, gal net ir Gedą pasikviestumėm, tai čia mintis, kuris galėtų atvažiavęs pasidalinti savo mintim ir idėjom. Tai tiem, kas žiūrėsit įrašą, gali taip pat nuskanuoti, pratęskime šiek tiek šitą, bent jau iki kitos savaitės ir tada mes galėsim pasižiūrėti dėl galutinių rezultatų. Tai va, trumpam tiek, aš tada sustabdau savo šėrinimas ir dar turim klausimų, Gedai. Aš tai šiaip labai, tu man atsakei iš tikrųjų, Gedai, nes aš turėjau kelis klausimus ir atsakei ir čia dar galbūt pokalbis bus šiek tiek vėliau, nes yra mintis, toks pragmatinis galbūt biški klausimas, tu minėjai, kad žmogaus iš šito proceso dar visiškai neįmanoma išimti, ne? Ir aš kalbu čia iš tokio galbūt gilesnio kūrybinio proceso, bet jeigu imt paprastų, pavyzdžiui, postų, kurie yra generuojami socialiniam tinklam kūrimą. Ar tą procesą tu matai, kad galima būtų visiškai automatizuoti nuo turinio paėmimo, jo apdirbimo ir, sakykime, kur mes šiek tiek eksperimentuodami susidūrėm su iššūkiu, tai kad tas turinys gaunasi statinis, jis gaunasi vienodas, jis gaunasi šabloniškas, monotoniškas ir, žinai, atrodo ta pati scena tik iš kito kampo paimta ir tu gauni tą tokį nuolatos važiuojantį turinį. Kaip tu manai, ar čia jau dabar tos technologijos yra, kad galima tai padaryti, ar čia visgi dar tam tikri barjerai yra? Manau, kad galima ir jau yra tokių. Tai yra taip pat lietuviai sukūrė kažką panašaus. Neatsimenu, kaip vadinasi, bet reklamuojasi tikrai nemažai. Aš netokį žinau, bet tikriausiai yra Other Visual, aš bent jau žinau. Bet ta prasme, kaip, aš ne vieną kartą esu minėjęs, aš nepasitikiu tom vizualizacijom, kai mano klientams, sakykime, daugumai netinka to, nes aš neužsiemau socialinių tinklų vizualų kūrimu, tarkim, ne? Kas tuom užsiema? Tikrai tas pats pomėlis, ne, dar kažkas taip, čia reikia žmogaus ten, bet tu gali savo brandą, jeigu kažkaip dirbi, su savo brandu, tai ten susidėjai ten viską ir tu dirbi. Tokį pat, manau, galima susikurti tikrai. Tavo atveju aš mačiau, tu ten dalinaisi ir klausai kažką, ką jūs ten darot. Tiesiog aš prisėdęs prie to, projekto tikriausiai, gal ir atrasčiau, kaip ten viską pagerinti. Bet, dabar pasakyti, negaliu, man minčių yra krūva, kad, sakau, generuoti, patys matėt, aš, tarkim, dar greitai, jeigu labai, tuoj pašėrinsiu, jeigu matot, tarkim, kur čia dabar yra... Sekundę, mano projektai, taip šitas, ne? Ta pati šilkinė gervė, ne? Iš nieko, ta prasme. Iš jų, sakykime, brando ir visa kita, kas jūs matote ekraną? Taip. Tarkim, mane, kas gimsta. Čia, GPT-2, ne? Tai žiūrėkit. Aš vizualus galiu jiems kurti, ta prasme, fantastinius. Tarkim, ne, tikrai jų logotipas, tikrai jų dalykai, jų pakuotės, stikerius, šitą dar galėsiu irgi parodyti, čia irgi su kodeksu galima sukurti tuos kvadro, kaip ten jie vadinasi, imidžus, kurie patampa, tuoj čia HTML-as, man atrodo, tuoj sekundę, patampa tokiais. Ar tu 3D gali visą patampa? Va, kuom patampa. Geras. Tai, ką aš galiu irgi daryti, sakykime, mane. Ir ta prasme, tai iš principo, sekundžių reikalas. Dar kelių minučių darbas. Ir tu jau gali tokį, pavyzdžiui, svetainį panaudoti, ne? Kažkokiai tai reprezentacijai ar dar kažkam. Kaip čia dabar?
O tų vizualų, ta prasme, kad jis va čia visi tie vizualai, tarkim, mano atveju, tu kai išklausiai, tada tau sakai reikia, kad jie būtų skirtingi visi. Dažnu atveju visi prašo, kad tik būtų tas consistent, ta prasme, kad būtų vientisas ir nuoseklus, ne? Bet aš, ta prasme, tų vizualų, įsivaizduokit, kiek galiu, aš galiu kurti karuselės. Galiu kurti, aišku, jie nėra redaguojami, jie nėra, bet, ta prasme, man kaip grafikos dizainerių tai yra pagalba, kurią aš galiu pasimti kaip pavyzdį. Čia va jau muzika irgi sukurta, sakykime, brandui. Pagalba, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, moodboardus arba stylescapes sukurti visam brandui. Ir aš tai paėmęs jau galiu panaudoti kurdamas jau tikrus produktus, tikrus dalykus, kas tiks tam klientui. Ir jie visi gali būti skirtingi. Tas pats netgi kodeksas berods, ar kas man padarė, skaidrės. Pažiūrėkim, ką jis čia padarė. Neatsimenu, ar čia kažką darė, bet tikriausiai kažką darė. Jis gali jau redaguojamas skaidrės padaryti, kažkas tokio, ta prasme, sudėlioja pats, tu čia gali pasikeisti paveikslėlius ir, ta prasme, daug dalykų galima šiais laikais pasidaryti, nesukant labai daug galvos, bet jeigu nori parduoti produktą, mano atveju, aš vis tiek turiu pats prisidėti ir pakankamai daug, tam, kad jį padaryti, pakankamai tobulą ir tinkantį atiduoti klientui. Tačiau mano, sakykime, tie senieji įgūdžiai labai pasitarnauja. Čia, kaip sakė Donatas, kad prieš tai šnekė, aš tam programinu, kažkas veikia, neįsivaizduoju, kaip bet veikia. Tai aš, kai padarau su ChatGPT ir su bet kuo, aš įsivaizduoju, kaip viskas veikia, čia bent jau grafikos dizaine, ir kaip tai padaryti tinkančių ten spaudai, dar kažkam ir taip toliau. Sakykime, turiu pliusą tame, kad turiu ne vien įrankį kaip DAI, bet turiu tuos savo, sakykime, tradicinius skillsus, kuriuos panaudoju šitame darbe. Ačiū, Gedai. Bet koks turi klausimą? Ne, aš gal labiau pastebėjimą. Techniškai padaryti ir automatizuoti, kad tau kepstų postus ir leistų, jokios problemos tai jau daro, bet atsiranda biškai kita problema su patikimumu. Sakykime, jeigu tai nėra žinomas brandas arba ten brand politika, nesvarbi dar kažkas, kad bus kažkokių karts nuo karto kliurkų, jo tu gali leisti puikiai. Bet dėja, jei jūs tikriausiai ir patys susidurė, jis gali 10 kartų padaryti gerai ir 11 nesąmonę. Ir tos nesąmonės kainuoja brangiausiai. Teoriškai tu gali leisti 2 agentus, vienas kūrė, kitas tada prižiūri jį ir praleidinėja arba nepraleidinėja, toks safeguardas, bet tu turi pasitikėti tuo antru irgi. Ir čia randa problemą. Ar jis nesakys, ne, čia viskas gerai. Žinai. Taip, tai čia aš dėl ko visą laiką. Palikčiau tai paskutinį approval proceso daliai. Taip ir žmogus gali suklysti ir suklysti dažnai, kaip mes matom iš praktikos, bet vis tiek tai yra toks layeris, kad bent jau, gal bent kažką kaltinti galėtum. Taip, vis tiek atsakomybę prisiema žmogus, kol kas bent jau mano darbe, tie, kurie daro kitaip, tebūnie, ten dažniausiai galbūt, kaip sakė, paprastesni projektai, pigesni projektai, arba tu savo brandą kuri, ir ten tu, sakykime, tau tinka. Kitas toks dabar gimė mintis, vienu toolsu vieninteliu pasitikiu, tai Notebook.lm. Tai kadangi Notebook.lm, tu gali suduoti jam, dabar čia galvoju, suduoti jam visą brandą savo brand voice'ą, surašyti tekstus maždaug, kaip jis ten gali, kaip panešnekėti ir visą kitą, kad nenusigaruotų. Ir tarkim, jeigu tu kuri su Geminajum tuos dalykus, Geminajus palaiko Notebook.lm, ten paspaudi pliusiuką, įdedi tą savo nautą, Notebook.lm ir jis iš karto gauna visą kontekstą to būtent Notebook.lm, kurį tu ten susikūrei. Ir jis tada tau, kurdamas tos vizualus, jam sakyti, naudokis būtent šituo kontekstu, jis turėtų tau neprigribaut bent jau tų dalykų. Tai dabar taip paimprovizavau, bet gal ir suveikia. Teoriškai. Jo, teoriškai. Tikimybė didelė yra, bet kai sakau, 10 kartų bus gerai, 11 nebūtinai, žinai. Ir tas 11 skauda daug labiau negu tai 10 gerai, žinai. Taip, štat, rimti brandai, bet
sakau, šiais laikais, žinokit, Maximus reklama, matėt per teliką eina ten, fanfaros tenais, Maximoje kažkas duduoja tenais, Maximoje ten trykšta viskas, o už nugaros 3 žmogeliukai, veidai tokie ten, visokie ten, su DAIM sugeneruota. 5 sekundžių klipukai, bet jie, man tragedija, aš negalėčiau atiduoti klientų, bet jeigu Maximui suėjo, tai, sorry, matyt, sueina ten daug. Pažiūrėkit, tas pats McDonald's pasidarė savo reklamą, ar kas ten buvo iš pradžių, tai ten visi, kai užvarė, tai išėmė iš visur. Vesta turi klausimėlį, kas labiau pasitarnauja, čia GPT ar Cloud šioje srityje? Aš čia supratau, Vesta, gal patikslinsit šiek tiek, ar vizualų kūrime? Aš iš tikrųjų Cloud'ą nenaudoju praktiškai iš vis. Ta prasme, nesu gyvenime nusipirkęs, tiesiog naudoju, kiek yra free, jeigu ten kartais reikia. Dabar irgi ten prie jo prijungiau Whitefieldą šiandien, ką esu daręs keletą, jisai man yra padėjęs animuoti. Kodeksas man prasčiau susidoroja su SVG failais, pavyzdžiui, jeigu reikia susikurti SVG, arba jį apdirbti kažkaip, paanimuoti, kaip darėm bitėm ar dar kažkam, man Cloud'as geriau padarė. Bet, čia kelis kartus tą dariau, kai nežinau. Super. Aš dar norėjau paklausti, gal yra čia šiandien, kas dirba ir specializuojas, Martynai, tu nebijoji, tai, bet su kodeksu. Aš pats pradėjau visai nesenai eksperimentuoti su juo ir pakankamai dėliotis labai įdomių dalykų, įdomios patirtis. Aš kiek žinau, taip pat įvyko tam tikri atnaujinimai, kurisai tapo gerokai funkcionalesnis paskutiniu metu. Tai būtų labai įdomu, jeigu atsirastų žmonių, kas galėtų pasidalinti savo patirtimi, papasakoti, galbūt pasidalinti patarimais, kaip jį efektyviau pritaikyti ir panaudoti kasdienį veikloj. Tai būtų labai įdomu, jeigu yra pas mus klube, kas dirba, kas praktikuoja ir norėtų žimti šitą karštąją kėdę, aš manau, tikrai sutiktų, atsirastų žmonių, kam būtų tai taip pat įdomu. Tai paraginsiu susisiekti. Jo, kodeksas ten, kaip ir Martinas kažkada minėjo, tai man tai irgi patinka, kad kaip Cloud'e tai reikia skillsus ten dėkti, gal dabar ten atsinaujina. Čia jisai pats randa visus skillsus, kuriuos reikia, aišku, gali ir savo pridėti, bet man daug paprasčiau, pavyzdžiui, čia nereikia nieko išmanyti. Tai savaitę grinai kodeksą. Vat gryną kodeksą praeitą savaitę tik įsidėgiau, visą laiką iš Antigravity naudojau ir kaip tik išbandžiau tiesiog praeitą penktadienį sukurtam projekte, kad kodeksas pildytų ir naudotų naujo projekto kontekstą. Puikiai susitvarkė, užpildė, kitą dieną į Google dar nuėjau, įsivedžiau, žiūriu, mūsų jau rado per tą svetainę, kurioje mano agentas, būtent kodekso agentas ir užpildė viską. Ir tai aš aišku galiu pasidalinti, tik dabar per daug pranešimų ruošiu, tai kitom temom tai norėčiau turėti laisvę, bet galiu kitą mėnesį. Biškai daugiau patirties. Gerai, super. Tai tada, manau, tam kartu, jeigu klausimų neturim, jeigu ką, tai Gedas aktyviai dalinasi savo žiniom, patirtim, tai drąsiai susisiekit, manau, Gedai, tu nieko prieš, kad žinutėm vienaip ar kitaip ir bendraukim, dalinkimės, kontaktuokim ir jeigu turite įdomią temą, tai nepabijokit užimti šitos karštosios kėdės. Visai smagus vakaras, įdomu naujovės, įdomu nauji žmonės, naujas idėjas. Valdas, matau, dar ranką kelia, Valdai gal greitai, jeigu prašom klausimėlį ar kažką. Aš iš tikrųjų paplot norėjau. Ne tas pasis. Pirmą leteną paspaudžiu, bet čia pasirodo pakelti. Super. Dariau, labas. Jo, aš labai trumpai, kadangi įsidėgi tą Higgsfieldo PLI ar ten MCP, kaip sakykime, o bandai video generuoti ir su tos Higgsfieldo ten tas Cinema arba tas Soulas, va tas biškiai advanced savybės. Tiesiog, aš ta prasme, tas įsidėgiau šiandien, pasibandžiau tiesiog vieną imidžą su Soulu, vieną su GPT užstrigo nesugeneravo, su Soulu sugeneravo, tiesiog pabandžiau, kad veikia ir tiek, nieko daugiau nedariau. Tiesiog įdomu, ar jie visas funkcijas pridėjo, ar ten tik tais dalį? Aš abeju, yra 4 ar 5. Neatsimenu. Palaiko, ta prasme, video generavimą, palaiko imidžių generavimą, pasirenkant modelį, nurodant, palaiko berods adsų kažkokį marketing gal studijų, ar kažkurį ten iš tų jų sukurtų irgi
Ar tą Cinema 3.5 palaiko, man atrodo, kad ne. Bet ten, principė, tas Cinema 3.5 irgi, jeigu auto pasirinkti, vis tiek dažniausiai su geriausiais modeliais kuria, tai dažniausiai Sidensas 2. Tai, ta prasme, jam lygių nėra. Kai kažkas klausia, ar Veo 3.1 yra geriausias, tikrai ne. Man asmeniškai Klingas tikriausiai dažniausiai pasiteisina, Klingas 3, Sidensas 2 ir Grokas. Grokas labai gerai pasibandymams greitiems dar kažkam šneka lietuviškai, nelabai gerai, bet vis tiek šneka. Pakankamai tikrai gerai vizualus kuria video, ta prasme. O jeigu turit ten ir mokamą versiją, tai jis išvis ten gali ir extendinti video kaip Veo ir taip toliau. Bet Grokas veikia ir Hikstone. Aš Veo, tiesą pasakys, Veo išvis beveik nenaudoju. Beveik gyvenim. Man jis nepatinka, man labai dirbtinis kažkodėl. Takriem dalykam gerai, bet jeigu nori natūralumo, man jis nepatinka. Gerai, tai ką, ačiū visiems, smagu jūs matyti, gražaus likusio vakaro ir iki kitos savaitės. Visom. Ačiū, kad klausėt. Iki.